Nu, įdenai. Palauk, einam kartu. Einam kartu. Prašau, nusiau, dabar grindis ką tik išploviu. Pabūsi čia? Ką? Aš turiu kišti džiovyklę, skalbinius, patalnę tavo atnešti iš džiovyklę. O tu atsisegi? Palauk, eidam. Dabar iš čia buvo ant sofos. Skanu mėtį. Aha. Atsitvarkėt, apsišvarinat, šiauriai. Nu, kaip lėliuks tavo jaučiasi. Normaliai. Šokinėjai, eidami, ką? Tu šokinėjai prie lango. Ne, kaip ir vaikštai. Ir vaikštai ir visą, ką rankytė moja, viską tu mokė, ne, viską Nu, mokė. tai vaikšto lovytį. Aha, nu va, gerai. O, jie noriu ant rankų jau. Ką tu čia dabar kalbėjai, ką tu čia pasakojai? Apatai. Ką tu pasakojai? Atai. Apa. Nu, tai buvo užkandžiavo dabar. Pavalgė? Tai valgė pirmai, dabar vaisius. Ką valgėte? Kada? Sakai valgėte. Tai dabar valgiam vaisių juostelės. Vaisių juostelės, gerai. Prieš tai valgiam dešrelę su bulvėm. Turi apetitą, ne? Jo. Gerai. Rytą valgiam kiaušinienę su dešrelėm. Mėgsta braškių, manga nelabai. Gerai. Pasilgęs namuose. Nu, tai iš ko pasilgė? Kaip jis gal nepasilgęs buvo? Tikrai, taip. Žiūrėk, Kristina, dabar tau vadybininkė skambina tikriausiai? Ne, neskambino. Neskambino? Ne. Organizuoja dabar susirinkimą. Lapkričio 15 aš gavau paštą. Ai, gavai. Tai va, aš tau tada dar ir atnešiau šitą, va, Tai mačiau 15. Aha, 16 valandą. Ar pavyks tau? Nu, aš nežinau, kas bus lapkričio 15. Nu taip, bet kažkokiu gal... Kol kas jokių planų nėra. Tai va, jeigu kartais nepavyktų, tai gal, ten, kur esi buvus tada? Taikos alėja 11 buvusi mokykloje. Nu. Tai tada galbūt galėsi nuotoliniu būdu prisijungti. Nu, tai gal pavyks, nežinau, tai prisijungsiu, ten Šiauliuose aš prisijungdavau nuotolinį. Nu, tai ir čia, jeigu kartais jau neištaikysi nuvažiuoti, tai tada bus galima ir nuotoliniu dalyvauti. Pas mes irgi panašios tos procedūros ir tai va, kažkaip, gal jau Šarūnė bus, aš nežinau, dabar tai matai mūsų atveju vadybininkė atostogauja, tai čia vadovaujantį organizuoja. Kaip miegoja Eidenukas? Gerai. Nebeturi, nebekarščiuoja? Nekarščiavo iš vis. Gerai, pasveiko žodžiu visiškai. Nu, pasveiko. Nu, slova bėga. Paguosiai kartais. Sloga kartais prilimpa, netikėtai. Nu, tai paracetamolio daviau ir viskas, nes buvo šventas. Tai paracetamolio nuslova. Nu, kaip sako, ar gydai ar negydai, savaitę dažniausiai užtrunka. Nežinau. Svarbiausia, kad jau... A jisai išpūst nasytės nemokė? Ne. Eidenos, reik mokytis? Nu, kaip jis išmoks, jeigu jo reikia 9 mėnesių? Nejuokinga, žinokit, labai įdomu dalykų ten prirašė tam raportą, norėjau paklausti. Kaip iš čia atėjus, va taip keliom minutėm gali teikti, kad vaikas ištisai valgo čipsus? Nu, nes aš matau tik tai. Nu gerai, jūs ateinat kiek laiko? Kiek jūs nuo rugsėjo 1 laiko buvote atėjus ir teigiat, kad vaikas valgo tik čipsus? Nu, ką mačiau, tą pasakiau. Ne, jūs teigiat, kad visą laiką valgo tik čipsus. Taip pat jūs raporte rašote, kad aš niekada neduodu vaikui daržovių ir vaisių, kai pilnas internetas, kai duodu vaisius daržovės ir jis jas pjaudo, drasko ir verkia. Dėl to, kad visą laiką čia būdavo pas tave... Kas būdavo vaikų teisės... Pone,
Vaikų teisės tikrino mano šaldytuvą ir rado pilną daržovių. Matai, kad yra, tai nereiškia. Tai kaip jūs raporte rašot, kad aš vaikui neduodu daržovių, vaikų teisės tikrina, rand pilną šaldytuvą ir internete visi žmonės mato. Aš nesakiau, kad nėra. Jūs parašėt raporte su parašais vaikų teisų parašas. Nėra. Bet jisai nevalgydinamas, nepraktimas. Iš kur jūs žinot, kad jis nevalgydinamas? Sakau, internete yra vaizdo įrašai kaip valgydinu. Kaip jūs oficialiam raporte? Aš į prokuratūrą kreipsiuosi, jums jokinga kažkas? Jūs parašėt, kad aš vaikui piktybiškai neduodu daržovių ir vaisių. Turi pilną teisę. Iš kur jūs žinot, klausykit, ponė? Kaip jūs galite sakyti, kad aš piktybiškai, kaip jūs nustatėt, kad aš piktybiškai vaikui neduodu vaisių ir daržovių? Kokiu būdu jūs nustatėt? Aš nesiteisinsiu. Kodėl jūs oficialiai parašėt, kad aš piktybiškai vaikui neduodu? Kodėl jūs parašėt, kad spalio 26 dieną pas mane buvo psichologas atėjęs, jeigu jis iki šiol neatėjo? Jūs raporte oficialiai su parašais ir vaikų teisės atstovas pasirašė, kad spalio 26 dieną pas mane buvo psichologas, kuris yra tam plane, bet jo nebuvo. Kaip jūs galite rašyti, kad jis buvo, jeigu jo nebuvo? Ar jūs suprantate, kad čia yra dokumentų klastojimas? Ar jūs suvokėte tai, kad yra dokumentų klastojimas? Ar jūs suvokėt, ką jūs pasirašėt? Svarbiausia, Kristina, kad pati viską suvokė. Čia yra svarbiausia. Nu tai bet čia teisiniai dalykai, čia ne mano mąstymas. Kaip jūs galite klastuoti dokumentus? Neklastuoju. Jūs parašėt, kad spalio 26 dieną pas mane buvo psichologas, kurį jūs siuntėt. Yra vaizdo įrašas, kad jūs sakėt, kad jis neatėjo, aš turiu pati. Aš nekalbėsiu, jeigu tu keli balsą. Aš nekeliu balsą. Tu labai keli. Aš klausiu, kodėl jūs rašote tokią informaciją, kuri yra melaginga apie mane. Atėjusi mano namus man padėti, jūs rašot melagingą informaciją. Jūs teikiat, kad vaikui specialiai neduodu daržovių, nepratinu. Vaikui yra cerebrinis paralyžius, koordinacijos sutrikimai, raida 9 mėnesių. Vaikas akis badosi su šakutės, nesugeba ir turbūt niekada tokios kondicijos, šiaip vaikais tokiam diagnozėm nelaiko, niekada ir neturi koordinacijos. Ir jūs savo oficialiuose raštuose teigiat, kad aš specialiai vaiko nemokinu. Galit paaiškinti? Ar klausysi, neperšauksi? Klausau. Taigi, aš teigiau, kad nepastebėjau, jog būtų... Ne tai parašyta. Aš kalbu, kas parašyta. Kad būtų ugdomi vaikui maitinimosi įgūdžiai. Kaip jūs galėjot pastebėti, jeigu čia buvot kelias minutės, maksimum valandą nuo rugsėjo 1 visą laiką sudėjus? Kaip jūs galėjot tai nustatyti, būdama valandą nuo rugsėjo 1? Nes nemačiau kitokių dalykų. Kokių dalykų? Dabar jūs atėjot vaikas man ant rankų. Kaip man nešiojant jį ant rankų, kai jis neverktų, aš turiu ugdyti jo įgūdžius? Jis neverkia, dėk į lavytę. Tai jis ką tik verkia, nu? Jūs prie jo priėjot, jis verkia. Apauk batukus, vedžiok jį. Tai jūs man dabar nurodysit, kada vaiką vedžiot? Aš nenoriu. Aš pasakau, kokius teisę turit nurodyti, kada vaikui valgyt, kada jį vedžiot, kada jį lavinti. Dienotvarkė tam tikrai. Kas jūs tokia, kad jūs nuspręstumėte apie vaiko dienotvarkę? Aš esu specialistė. Kokia specialistė? Kokius medicinos? Jūs turit medicinos išsilavinimą. Medicininį išsilavinimą. Socialinis darbuotojas stebi, kad būtų dienotvarkė. Vaikas turi sunkią negalį ir daugybę sunkių diagnozių. Stažo Weberio sindromą ir cerebrinį paralyžių, koordinacijos sutrikimus, arklio pėdą, taip toliau. Ir jūs nustatinėjate tai, ką jis turi daryti? Kokį medicininį išsilavinimą jūs turite? Jam yra parašyta, kad reikia mankštinti, kad reikia... Aš prašiau pagalbos į namus. Mankštos į namus priklauso, kodėl aš jų negaunu? Kodėl aš negaliu... Lietuvos Respublikos įstatymus tėvai renkasi namų mokymą. Dauguma vaikų su negale, išvis vaikai su negale turi teisę gauti namų mokymą. Kodėl aš esu prievarta verčiama? Atsiprašau, paklausiu, tada, kai sakėjai, buvai registravusi eidanuką pas šeimos... Ir jūs pagrobėt vaiką tam, kad nenueičiau? Ne, tai vaikas buvo šitagi laikinoji socialiniai priežiūrai. Taip, neteisiškai, nes orderis buvo paskelbtas neteisėtų. Čia aš nesigilinu dabar. Tai teismas įrodė. Labai gerai. Va, o tu turėjai taloną pas gydytoją ir norėjau paklausti. Kaip aš be vaiko galėjau nueiti? Ar buvai nuėjęs? Kaip aš galėjau be vaiko nueiti? Aš atkėliau taloną, artimiausias talonas 20 dieną, nes aš be vaiko negaliu eiti. Kaip aš be vaiko, vaikas pas jūs ir aš eisiu pas vaiko gydytoją. Nes tu buvai prieš savaitę lankysis pas vaiko. Kaip aš galiu, jeigu vaikas jūsų valdžioje, eiti pas vaiko gydytoją? Tuo paskirtų. Atkeltas talonas buvo artimiausias 20 dieną. Perkėlė į kitą, supratau, tiek ir norėjau. Tai dabar ką man daryti iki tol?
Nes gydytojai išrašant nieko nesakė, šiaip tais po koronos ir slogą negalima eiti mokymo įstaigą. Tai man dabar pašeimos daktarį, tai kviesti namus. Tai iš ligoninės negavai jokio išrašo? Negavau. Sveikatai nėra jokio išrašo, į rankas negavau jokio išrašo, nors aš niekur neskubėjau, laukiu ir tyrimus leidau paimti. Tai sakė, jeigu sveikas, nu tai tada jis sveikas, jam sloga bėga. Tada pirmadienį. Tai palaukit, jeigu jam buvo nustatyta korona yra užkrečiama liga, po koronos yra izoliacinis taigi periodas. Jau dabar šita liga nebėra tokia jau. Nebėra? Ne. Buvo. Nebeužkrečiama? O tai kodėl buvo infekcinė? Tai vaikai visą laiką ten gaudami dažniausiai. Jo labiau, kai jam ir buvo infekcinė ta liga. Tai ta infekcija taip staigiai praėjo ir nebeužkrečiama, nebėra jokių virusų. Ir tas inkubacinis laikotarpis labai dabar sutrumpėjęs. O tai kodėl galit pasidomėti, kada aš gausiu išrašą iš ligoninės, kokios ten rekomendacijos dėl mokymo įstaigos? O tai, kai buvot nuėjusi vaiką pasiėmėt, jums nieko ir nedavė nieko. Ar klausit, ar neklausit? Tai kad daktaris net nebuvo. Tai ką man aiškino, kad aš blogą motiną, ne išrašus davė. Nu, aš iš kitus darbuotis negaliu. Tai sakau, jūs kaip socialinė darbuotoja galite pasidomėti, kur išrašas? Nes sveikatoje nėra iki šiol. Gal vėluoja, ne? Nu, tai ar popierinė, ar tokia, tai vis tiek kažkas turi būti. Tai kaip žinoti dabar, ką su vaiku daryti, kokias rekomendacijos. Man žodžiu pasakė, aš klausiu, kokius vaistus jisai geria, atsakė, jokių negeria, nu. Simptominis gydomas, nu, sloga, kosulys. Tai sloga, tai ir praeina pati, žinai. Bet su sloga vaikas į mokymo įstaigą negali eiti. Na, matysi, kokia sloga iš. Ne, tai ar jūs teigiat, kad su sloga vaikas gali eiti į mokymo įstaigą? Aš neteigiu. Juk negali, aš teiraujuos. Palauk, tai dabar žiūrėk, rytoj penktadienis, ar ne? Ne, aš žinau, aš sakau, jeigu pirmadienį bus sloga, vaikas juk negali eiti į mokymo įstaigą, turim slogą. Pasiklausk mokymo įstaigą tada. O jūs kaip socialinė darbuotoja tokios informacijos neteikia? Nu tai kaip aš galiu teikti už ugdymo įstaigą? Nu tai jūs socialinė darbuotoja, jūs nežinot? Gerai, aš galėsiu pirmadienį pasiskambinti. Bet tik aš kiek žinau, palei su sloga negalima eiti, nes užkrės kitus vaikus. Nu tai žiūrėk, dar praeis 3 dienos, tai jisai, aš manau, ir pasveiks. Nu aš neprognozuoju, mes nežinom, mes gal iš visų priepuolių reanimacijų kūno klinikos atsigulsim. Tai ką mes dabar čia galim nuspręsti? Aš jūsų klausiu paprastą klausimą. Jeigu pirmadienį bus sloga, man jį vesti į ugdymo įstaigą? Jeigu bus sloga... Jūs versit vesti į ugdymo įstaigą, jeigu slogai jauksis? Jūs versit? Žinoma, kad ne. Nu jūs po to rašot, kad aš nevedu bloga mama ir nevedu mokymo įstaigą. Jeigu vaikas serga. Jeigu jisai sveikas ir nevedi, tai tada negerai, bet jeigu jisai vaikas serga, tai žinoma, kad jo nereikia vesti į ugdymo įstaigą. Tada žiūrit namuose, slaugot, duodat arbatų, žiūrit jo tą sveikatą ir viskas. Kaip ir pati Kristina sako, dar 3 dienos, tai jisai dar gali ir nutikti. Tikėkime, kad jisai sveiks ir bus gerai. Ką ir labai linkiu. Taip. Jis išsnūda dabar. Taip. Jis miega visą dieną. Todėl ir negalima vesti mokymo įstaigą, tam yra skiriamas namų mokymas. Nu čia karšta yra. Aš žinau, kada vaiką reikia prikloti. Tam ir yra skirtas vadinamų mokymas žmonėms su epilepsija, ypač kurie geria tokius vaistus 3 stiprius, nes jie daug miega, jiems reikia daug poilsio. Tai yra visai plačiai žinoma informacija medikų. Jo, žiūrėk, jeigu posėdį gal dalyvaus ir gydytoja, gal visiems mums paaiškins, kokia ta situacija. Nu nežinau, kokia čia gydytoja, ar tokia pat kokia jūsų kompetencija darbo, ar jos tokia, aš pasiekė 2 kartus buvau. Kviečiama, jo, tai gal jinai ir šitą susipažino. Kokiu tikslu jūs atėjo? Tai aš atėjau pasižiūrėti, kaip jaučiatės, atnešiau tau pakvietimą, pabendravom. Supratau. O pagalbos jokios? Dabar ir sakyk, kokios pagalbos norėtum. Nueiti vaistinį. O kodėl neskambėtai tada, jeigu dar nenueini į tą vaistinį? Nes vakar lankiausi ir su padėjėja, bet kadangi buvai užsiėmus... Aš buvau neužsiėmus, aš buvau vaikų teisės ir kviečiau vaiko įgražinimo aktą. Kai jūs nepranešo su padėjėja tiek.
Nepranešo su padėjėja atėjo, kai aš vaikų teisėse pildžiau vaiko grąžinimo aktą ir aiškina, kad man nereikia padėjėjos. Ir aš Jūs turite pranešti. sakau, kada būsite namuose. Tai aš nežinojau, Na, kada tai man ką aš vaikas. galiu padaryti? Mano mėly. Taigi mes irgi negalim Nes dabar stovėti klausiu, prie tavo gerai. durų ir klausti, kada jau tu čia pasakysi. Jūs sakėte, kad padėjėjos grafikas yra pirmadienis, trečiadienis, taip? Ne. Kaip ne? Nes Tai koks jos grafikas, tai buvo pirmadienis, trečiadienis. Trečiadieniais buvom sutarę, kad ateis pagalba į namus. Taip, bet man jie dingė. Dėl to, kad buvo, vaiko nebuvo namuose. Bet vaikas yra jau paliorderį nuo pirmadienio turėjo būti namie ir kodėl trečiadienis ir Bet darbuotojai vakar dingusi. vaiko dar nebuvo. Vakar vaikas buvo namie. Nu tai kaip aš buvau atėjus ir nebuvo. Vaikas buvo vakar jau namie, kodėl šiandien atėjo padėjėjai ir dingo. Vakarėgi neateis pas tave. Tai trečiadienis buvo padėjėjos diena, man reikėjo į vaistinę. Yra padėjėja skirta vaikui, kadangi vaiko nebuvo. Vaikas nuo vakar namie, nuo vakar 6 valandos. 18. Taip. Nu tai kaip jinai ateis? Šiandien, kodėl jinai neatėjo? Šiandieną yra ketvirtadienis, jinai neateis. Bet tai jeigu vaikas nebuvo, man reikia į vaistinę, tai kaip suprasti, jeigu jos vizitas yra vienas per savaitę? Jeigu vaiko nebuvo dabar tom dienom ir tu nenuėjai į vaistinę, nu tai atsiprašau. Tai man vaistai baigėsi ne tą pačią akimirką, vaistai ištisai baigėsi, kaip suprasti, aš turėjau nueiti, jeigu man šiandien pasibaigė vaistai. Šiandien, bet tu vakar jau žinojai, kad jie pasibaigs. Tai iš ryto galėjai... Kaip aš galiu nuspėti, kada pasibaigs vaistai, kada išsipils stiklinė, kada reikės tualetinio popierius, kada suduš kas nors, kada pienas surūks, kada batonas supelys. Kaip aš galiu atspėti? Čia ir mes ir mokomės tų dalykų. Jūs gyvenam ir mokomės. Pone socialinė darbuotoja Sigita, jūs pasakykit, kaip išmokti atspėti, kada sugiš pienas. Ar su mėsa sugės? Reikia pasižiūrėti į galiojimo laiką. Tai ne nuo galiojimo sugišta, ką jūs šneka? Tai... Ir nelaikyti pieno virtuvėje ant stalo, o tiesiog... Kokius išsilavinimą turit? Kokius išsilavinimą turit? Aukštą išsilavinimą. Jūs aukštuoju išsilavinimu, normalaus proto, šviesaus proto žmogus sakot, kad pienas sugenda tik pasibaigus galiavimui, mėsa sugenda tik pasibaigus galiavimui, nes pažeistos pakuotės būna jau parduotuvėje. Jau parduotuvėje būna laikomos ne šaldytuvė ir sugenda anksčiau laiko. Ir jūs, Sigita, socialinė darbuotoja su aukštuoju išsilavinimu ir šviesaus proto neturinti psichikos sutrikimų diagnozuotų, sakote, kad maistas gali sugesti tik dėl galiavimo? Ar jums viskas gerai? Ar jums viskas gerai? Jūs iš manęs toliau tyčiojatės? Aš kalta, kad supuvo batonas. Aš turėjau numatyti, kada supus batonas. Ką jūs šnekat, baikit iš manęs ir mano vaiko tyčiotis? Negana raportus pasirašėt melagingus, oficialiai melagingus. Jūsų žodžiai, kur tas psichologas spalio 26, kur atėjo pas mane, kur jis yra? Kaip jūs drįsat parašą padėti ir parašyti, kad buvo psichologas spalio 26? Čia kriminalinis nusikaltimas. Jūs suvokėt? Dokumentų klastojimas. Ir dabar dar aiškinat, kad aš neturiu socialinių įgūdžių, nes aš nežinau, kada supūna batonas iš anksto. Gerai viskas. Supratau viską. Patyčias nesibaigs. Viso gero. Padėjėja privalėjo ateiti. Jinai kažkur dingo. Aš klausiu, kur padėjėja, man reikia į vaistinę. Girdėjot, kaip šnekėjo? Jinai nepaaiškino, kodėl jin suklastojo raportą. Jinai nieko nepaaiškino. Nieko. Ir dabar atėjus dar tyčiojas. Aš neturiu socialinių įgūdžių, nes nežinau, kada sugės batonas. Aš neturiu socialinių įgūdžių, nes nežinau, kada man pasibaigs vaistai, įsugės tabletė, įsipils, iškris iš rankų, kada surūks pienas, kada sugės mėsa. Vaikas jau vakar nuo 6 valandų yra namie. Aš neadekvačiai elgiuosi. Aš klausiu, kur padėjėja, kuri turėjo ateiti šią savaitę. Padėjėjos grafikas yra iš anksto padėję, jeigu aš nebuvau namie, tai jai vis tiek priklauso ateiti šią savaitę. Už tai mokami pinigai iš jūsų, tipo, jūs mokesčius dirbat, mokot. Jai yra sumokėta už tai, kad jinai ateis, bet jinai neatėjo ir jai buvo sumokėta.
Jai priklauso, jos grafikas yra, bet jinai netėjo. Jeigu aš vakar nebuvau, sakykim, su vaiku namie, turi ateiti šiandien, rytoj arba poryt, jai yra už tai sumokėta. Ir dėl to, kad jinai netėjo, jai vis tiek bus sumokėta. Pavyzdžiui. Nes palį popierius jinai atėjo. Šią savaitę jai priklauso ateiti. Žodžiu. Taip ir negavau atsakymą, kodėl jinai parašė, kad spalio 26 dieną pas mane buvo psichologas, kai aš įdėjau filmuotą medžiagą, kad jo nebuvo niekada ir pati pasakė, kad jo nebuvo ir aš turiu pati eiti. Ir aš pati prisiregistravau ten, kur Šiauliuose nuotoliniu būdu eidavau, jau kiek kartų buvau ir dar kartą nuotolinė konsultacija įvyko pas tą psichologę, pas kurią aš lankiausi. Bet psichologas neatėjo, o vaikų teisės dokumentuose aiškiai parašyta, kad psichologas buvo spalio 26, taip pat neparašius, kad vaikas valgo tik čipsus, vat ir dabar klausia, ką valgau. Jeigu ateina, būna 10 minučių savaitę, kartą į savaitę, kaip jin gali sakyti, ką vaikas valgo? Mano visas Facebookas lūžta nuo maisto, žmonės taigi komentuodavo, kiek aš čia tiek suvalgau. Kam tu tiek gamini? Kaip aš galėjau nusipirkti vaistus per tas dienas, jeigu vaistai yra išrašomi, palei kompensuojamus... Pavyzdžiui, yra kompensuojami vaistai, kada jie baigėsi, tą dieną išrašyti ir pirkti galima tik nuo kažkurios dienos. Ir to aš nevaldau. Tai yra palei įstatymus, ta prasme, sveikatai, negali daktarė ir vaistininkė anksčiau parduoti. Pavyzdžiui. Arba jeigu man dabar paleido vidurius ir man reikia vaistų. Arba man dabar jaugo nagas, man reikia spirito, ten dezinfekanto. Arba aš nusipjau pirštą, man reikia, ligonį reikia kviesti. Man reikia binto, pleistro. Man išdygo, ten nežinau, miežis ant akies, man reikia akių lašiukų. Kaip tokius dalykus nuplanai, kaip socialinė darbuotoja, turinti aukštą išsilavinimą, gali sakyti, kad batonas sugenda tik dėl galiavimo, jis nesupelyja, mėsa, pienas nesurūksta ir taip toliau. Būna gyvenime milijonas situacijų. Kaip prireikia ten kažkokio valiklio, skalbiklio. Čia milijonas situacijų. Ir kaip jin gali taip sakyti? Kodėl jūs man aiškinat, kad aš turiu su vaiku kažkur nueiti, jeigu yra skirta padėjėja, kurie yra mokami iš jūsų atlyginimo mokesčių surinkti pinigai, už tai, kad jinai tiesiog sėdės su socialinė gers kavą ir šūdą mals. Ir niekur neis ir nedirbs. Šūdas nėra keiksmažodis, tai gamtinis reikalas. Jūs čia nevarkit vis tiek. Visi viešai žino, aš toliau viešinsiu ir pažiūrėsim, kuom baigsis. Visi įstatymai pažeisti, orderis teismą pripažins negaliojančių, kad buvo be pagrindą vaiks paims. Teisinė kalba, jeigu nesuprant, kas parašyta teisinė kalba, kad orderis yra negaliojantis, vaikas buvo paimtas atskirtas be reikalo, neteisiškai išvis, be pagrindo, ta prasme. Tiesiog paėmė vaiką, atskyrė, mane kankino vaiką, susargino vaiką, kiek svorio vaikas numetė, sublogo, bijojo be reikalo, nes orderis yra panaikintas. Ne kaip įvykdžius sąlygas, o kaip negaliojantis ir neteisėtas teismo sprendimu. Tai visa šita situacija buvo neteisėta ir toliau vykdomi neteisėti veiksmai, nes klastojami dokumentai. Socialinė darbuotoja savo raporte ataskaitui parašė, kad spalio 26 dieną pas mane atsiuntė psichologai į namus, nes palei planą tai turėjo būti padaryta, psichologas iki šiol joks neatėjo. Aš pati kreipiausi, kai tik man lapkričio 3 pasakė, kad aš spalio mėnesį, lapkričio 3 pasakė, yra įrašas įkidėtas, kad aš spalio mėnesį turiu lankytis pas psichologą. Aš tai išgirdau pirmą kartą lapkričio 3, nes man tik žadėjau atsiųsti, bet neatsiunti ir sakė, tai neprivaloma. Ir aš pati kreipiausi pas savo psichologę, pas kurią vasarą lankiausi nuotoliniu būdu Šiauliuose, kadangi jinai žino mano situaciją. Žinojo, kas tuo metu vyko. Tai va. Tai čia yra dokumentų klastojimas. Kad jinai rašė, kad buvo psichologas, kai jo nebuvo. Tai yra dokumentų klastojimas, tai yra kriminalinis nusikaltimas. Ir vaikų teisės atstovas pasirašė po tais dalykais. Mokyklos direktorė pasirašė, kad vaikas neugdomas, vaikas gali laikyti ten puodelį kažką, kai jam yra cerebrinis paralyžius, koordinacijos sutrikimai. Tokie vaikai visą gyvenimą nelaiko. Aš tik specialiai dėjau video, kaip jisai valgo popierių, valgo plastiką, ta prasme pasiima, aš jam neleidžiu. Jisai
Pasidomėkit, kas yra koordinacijos sutrikimai, vestibuliarinis aparatas, epilepsija, cerebrinis paralyžius, tai yra nekontroliuojami dalykai, tai yra smegenys, tiesiog jo smegenys tokios yra ne nuo traumos. Jo kūnas yra sužalotas, yra ne dėl traumos, jo paralyžius yra ne dėl traumos, tai yra smegenys ir nepažeidimas, o jis gimė su Staržo Weberio sindromu ir tai yra įgimtas smegenų pažeidimas. Ta prasme, jau tokiom gimė ir čia nieko neįmanoma padaryti. Nieko neįmanoma padaryti, smegenys tokios jau yra. Ir čia neištreniruojama kaip po avarijos, po dar kažko. Reabilitacija veikia po avarijos. Ir negana to tokiem vaikams su tokiom smegenim negalima tos intensyvios reabilitacijos, nes nuo per daug emocijų, nuo pervargimo, jam reikia labai daug miego, kai jis miega, negalima jo klibinti. Jam vyksta smegenų iškrovos, neuronai. Žodžiu, čia iš vis neurologai tam skirti, yra pas neurologų. Neturiu žodžių, nes nuo to būna priepoliai, nuo priepolio paralyžius ir jis nebejuda, jis būna sukaustas, koja nusukta, kaip buvo. Aš atstačiau 3 kartus jo koją, 3 kartus, ne, 2 buvo panaikinta arklio pėdos diagnozė ir vėl grįžo po tų priepolių po ligoninių, po sepsių. Aš, kuri jo nelavinu ir taip toliau, atstačiau, nevesdama į reabilitacijas, nes aš jį mankštinu ir taip toliau. Ir dabar sako, vaikas guli, užmigo, sako, dabar apmauk batus, vedžiok. Vaikas užmigo, sako, apmauk batus, vedžiok, aš noriu pažiūrėti, kaip vedžioji. Vaikas užmigo, sako, vedžiok su batais. Jums čia normalu? Čia ne teroras? Sako, aš nematau, kad tu vedžiotum. Vaikas ką tik užkandžiavo, pirmai pavalgė ir užkandžiavo vaisių juosteles ekologiškas, nes tik tokius valgo, žodžiu, nesvarbu, aš neturiu žodžių. Viskas, einu. Ai, betvarkė. Betvarkė. Taip, vaikas čia, kai atėjom, sėdėjo čia ir išjaukė tuos buvo paklota. Taip, čia yra betvarkė. Grindys kaip tik buvo išplautos grindys, žodžiu, betvarkė, toliau betvarkė, taip, plautos, kaip tik buvo grindys prieš jai, ateinant, aš baigiau plauti grindys, vaikas užsimanė ant sofos, aš jį paėmiau ant sofos, taip ir sudėtos vakėdės, nes ploviau grindys, vat. Ir dujinė, taip, nuplauta dujinė, ir aš su juo sėdėjau ant sofos ir nesterikuot pradėjo, kodėl aš ilgai durų netidarau, nes jisai nenorėjo lipti į lovytę ir aš nedėjau jo per prievartą, aš su juo ant rankų atidariau duris, taip ir aš keičiau dar skalbiniai, kai atėjau, aš sakiau skalbiniai, visi skalbi ir aš kadangi su juo sėdėjau prie sofos, aš negalėjau skalbinių užtraukti. Žodžiu, nes aš visus rūbus, kuriuos paėmiau, kuriuos buvo nunešęs ir kaldras, tą sumyštą, kur apsmyža jisai iš baimės, kai ten liepė tempti. Aš turėjau perskalbti, aš viską perskalbiau, taip, vonia, purvina vonia, taip, va skalbiniai, kur dabar turiu išimti, čia dar likusi kaldra išplauti, taip, čia purvina, čia visur purvina, grindys purvinos, čia visur purvina, taip, visur purvina, kitam aš ir filmuoju. Jūs troliai ir kalbėkit, čia purvina, Tai aš tam įrodau ir jūs manęs neužčiaupsit, aš tiesą rodysiu, ištrins, vėl kelsiu visur dabar keliu, ir Facebook'e, ir Instagram'e, ir YouTube'e, tam, kad nemeluotų netvarka, taip, vežimas, taip didelis vežimas man yra, kurio laikyti, aš laikau čia vežimą, taip, ar jūs matot nors vieną šitam kambarį spintą? Jūs matot šitam kambarį nors vieną spintą be šitos lentynos? Matot nors vieną čia spintą? Matot? Kur čia tos daiktus pasidėti? Va, čia yra pampersai, sauskelnės, palutės, servetėlės, taip. Čia yra vaiko kėdutė, pianinas, tai kur man jos padėti, kur žaisliukai, taip, tai yra daug žaislų. Vaikas turi iš daug žaislų, lavinamųjų visokių va žaislų. Taip mano kambarį, kur mano kambarį jovalas. Kur mano kambarį jovalas, knygos va, tik nevilkau va, teliką nukabinau, nes norėjau čia dulkės pavalyti, bet nebemoku užkabinti, taip, kur čia jovalas, gėlės va čia, va gėlės, nu kur čia jovalas, taip iš džiovyklės išimti, sulankstyti rūbai ir dar nepadėti į spintą ir dabar turiu apkeisti kitus, kur čia jovalas, va, matot, yra rankšluosčiai, nu čia, kas čia dar gėlytės, čia tapkės išplautos, nu padėtos, kur čia jovalas, nu. Žodžiu, viso gero.